Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien įdomus darbas laukia mūsų. Kartu ir jūs pamatysite. Reismusas Metabo. Jeigu neklystu, DH330. Plotis 330. Na, techninius parametrus jūs galit nesunkiai rasti internete. Kasgi su šituo reismusu? Daug metų jisai prastovėjo Rusijai. Draugas atvežė, sako, ar gali pažiūrėti jam atlikti techninę profilaktiką. Tai kol nepradėjau tvarkyti savo dirbtuvių, nes įsivaizduoju, kad šiukšlių čia bus daug, jeigu valysim, pūsim su kompresorium, tai čia viskas skraidys aplinkui, tai praktiškai neapsimoka valyti, dirbtuvių tvarkyti. Nu ir pasižiūrėkime, kameros nejudinsiu, aš manau, kad jūs matysite. Pradžioje yra staliukas, valdymo organai, čia kaip suprantu rankena, kuri fiksuoja galvą obliavimo, paleidimo mygtukas, rankena kažkodėl labai klibanti, keista, kodėl taip kliba, neturėtų taip klibėti, klibanti rankena, čia rodo koks bus kalibravimo aukštis, šitas dalykas, vieno varžto trūksta. Na, manau, pradėkime nuo pradžių, kur matau problemą, ten jas įspręsime. Rankena, atsinešu įrankius. Jeigu nesimatys jum, tai nepykite, kameros negaliu ir dirbti ir nešiotis. Bandysiu viską papasakoti. Čia kryžminė struktūra reikia, man atrodo. Kodėl tai rankena kliba? Nežinau. Nematau. Nežinau. Yra varžtas pagal mane. Pasisukime taip rankeną. Jo. Nu štai, rankena ir nebejuda. Tas celofanas čia nereikalingas. Čia matyti transportavimui, kad būtų patogiau, ją galima būtų užrengti. Juda kažkas kitas. Pats sriegis, ant kurio važinėja staliukas. Gerai. Toliau atidarome staliuką ir žiūrim, ką mes čia turim. Gal truputėlį pasikelsim, reiškia atleidžiam obliavimo galvą, kaip aš suprantu. Ir keliam. Nu, važiuoja pakankamai lengvai. Leidžiam daugiau, pamatysim, kas apačioj su staliukais vyksta. O čia žiūrėkit, kas vyksta. O Dieve. Gal čia pelės gyvena, ar tarakonai. Ojei, visus kreipiančius, viskas apšikta. Kas taip savo ir kitoj pusėje. O Dieve. Tai šitas reismusas. O tai kur jo nusiurbimas? Ai, tai čia pasirodo jis dirbo be nusiurbimo. Nu, nežinau, ar taip galima dirbti. Jūs pasižiūrėkit, kas darosi. Gerai. Kol kas palikim ramybei, bet pakelkim galvą kuo aukščiau tada. Kad galėčiau išsiurbti. Čia leidžiu. Kyla prieš laikrodžio rodyklę. Jo. Parašykit komentaruose, ar jūs taip savo irgi įrankius prižiūrit, ar taip mylit. Aš tai negalėčiau dirbti, man tai būtų skausminga. Gerai, čia matau. Supratau. Šitas daiktas, bet čia varžto trūksta. Atsako už, ir parodo kiek milimetrų nusiema, bet
Pirmiausia, noriu pažiūrėti varžtą, kokią čia reikia. Nusuksiu. Paprastas mechanizmas. Gerai, tuoj įdėsim raštelį. Jo, ir čia jau pjūvienų pilna. Net nežinau, nuo ko pradėti. Gerai, prisukim šitą vietą, varžtelio paieškokim. Kurgi čia mano atsargos? Kokio čia varžtelio reikės? 4 mm. Dar surasti reikia. Per ilgas. O, radau panašų. Tai jau prisuksim. Truputėlį trumpesnis. Ir tai, kad plokščią atsuktuvą reikės naudoti minusinį. Jo. Video bus labai įdomus. Ilgas turbūt. Tai kantrybės. Arbatos, kavos pasidarykite. Tikiuosi, kad matote jūs viską. Net nežinau, kaip su peiliais reikalai. Niekada neteko ardyti tokio daikto. Pažiūrėsim, kiek žinau, peiliai čia apsiverčia. Manau, kad jie nebus versti. Greičiausiai reikės versti, nes pagal mane čia obliuota pušis. Nes viskas dulkėse, smaloj. Tai vieną varžtelį įsukam. Gerai, paprasto atsuktuvo. Paprasto atsuktuvo. Tikiuosi tinka varžtas. Iš akies pamatavau. Štai čia dar ir įdėsim. Bijau, kad aš jums stoju vaizdą. Tai pergyvenu dėl to. Neturiu kas filmuos. Tai teks jums susitaikyti su šituo. Aha, čia jisai reguliuojasi, kokiam aukštas turi būti. Nu, manau, kad čia taip turi būti. Jei ką, paskui atsikalibruos, aš jam paaiškinsiu. Bet čia manau, kad teisingai, nes jis truputėlį keliasi, truputėlį leidžiasi. Nu va, viskas tvarkoj, nebekliba. Gerai, noriu įranką patraukti biškį. Pasiimkim siurblį. Atjungiau siurblį nuo skersinių pjovimo staklių. Nebesiurbė surblys. O dieve, kiek šiukšlių. Tiek stryžėlė. Bet net negaliu įkliūti. Kur tiek nuodas? O tai kaip? Kaip jisai dirbo šitaip. Reikiantis visos atlikusio. Ar čia išardyti reikės visą, ko labai nenoriu daryti. Paveiksiu užą. Nežinau, čia tiesiog tragedija. Kaip čia viską išpūstyt, gal paimsiu. Nu, čia reikėtų užsimerkti, manau.
Nuleidžiu reismusą minimum. O, nusileido. Ir manau, kad dar čia prapūsiu. Visas purvinas aš pats. Ir nežinau. Veikiančiasis, manau, reikia su žibulu pavalyti, nes malos yra. Ir ką dar? Grandinė, o ten yra grandinė. O kaip jinai čia atsidaro? Gal atsisuka? Ir grandinė gal sutepti reikia. Ir šoninės gal grandinę reikia sutepti. Nu, pažiūrėsim. Gerai. Pirmiausiai, susimsiu žibalą. Žibalas, skudurą paieškokim. Aš tą žibalą, žiūrėkit, kaip pilu. Biškį kamštį atsuku. Ir... Oi. Biškį ant žemės. Kam nepasitaiko. Išvalysiu kreipiančiasis. Kiek čia pasieksiu. Gal čia neteisingai darau. Irgi gali prašyti. Nuo dulkių. Ar gerai darau. Gal neteisingai. Šakės kiek. Iš kur tas purvas eina, nežinau. Lyg tai išpučiu viską. Jo. Bet žibalas labai gerai žiūriu. Va. Kampuose 4 kreipiančiosios yra ir per vidurį 2 cilindrai su sriegiu. Ir jų pagalba viskas čia veikia. Sriegis kelia pačią galvą ir galva važinėja ant kreipiančiųjų. Nežinau, kreipiančius ar ant guoliukų ar ne. Pati galva. Bet atrodo konstrukcija rimtai. Galima ir stalą pavalyti su žibalu. O Jėzau. Gerai. Truputėlį pakelsiu dabar. Lysva po kojom trukdo. Ir ant stalo kiek šiukšlių. Oho, gal ir buvo dar pas mane čia. Taip. Čia nusileido, čia kelsis. O. Keliasi. Bet nėra nusiurbimo vamzdžio. Aš paskambinsiu draugų, paklausiu, kur nusiurbimo vamzdis dingo. Eina savo, nusibodo sukti. Va. Grandinį gal reikėtų ir sutepti. Važiuoja šiek galva gerai. Oi, šiukšlių vėl pilna. Nu, iki maksimum pakelkim. Sio. Dar kartą reikia išpūsti, nežinau. Čia turbūt nesibaigianti. Dar kartą kreipiančiasis pavalau. O sriegį manau, kad reikia sutepti badeškę, ne? Ar čia bus geras sprendimas, nežinau. Sako, ar nuo rūdžių padeda, nuo visko. Gal ir sutepkim. Tai mano badeškė. Papurškim čia. Gal kreipiančiasis galima irgi patepliuoti. Tepalas, aišku, labai dulkės klyjuosis, bet ką daryti dabar, kai čia taip viskas buvo užšikta. Gal važinės lengviau. Į šitą pusę. Ai, turbūt paklydau.
pakliuvo. Ne tik ant sriegio, ant korpuso taiką. Nuvalysim. Šiaip turėtų šonai nusiimti, būtų priėjimas geresnis. Gerai, pažiūrėsim. O taip. Nu, žmogus nelabai mėgo savo įrankius. Ką padarysi? Visiems pasitaiko turbūt. Čia išvalau, kur priprašiau. Gerai, gal šiam kartui užteks. Nuleisiu galvą, pažiūrėsiu, kaip dabar eina. O, kitas reikalas. Lengvai. Nu va. Gal būtų nuimti viršutinę galvą. Man ta grandinė, kaip ją prie jos prieiti. Kaip jinai čia nusiema. Gerai, to įsiaiškinsim. Čia spyruokliai, tempimas matau. O galvą nuimti čia turbūt bus daug bėdų. Geriau gal neliesim. Ai, čia yra va, jums nebus matyti kairiai viršų, čia yra, matau, grandinė, čia turėtų būti kažkokia apsauga, bet jos kažkodėl tai nėra. Aš galiu supurkšti. Gal va taip, statysim. Užteks. Čia gal tam ir skirta. Nu va, galva vaikšto super. Grandinę sutepėm. Visko nesutepsim, aišku. Pažiūrėsim. Bet dabar mane labai domina, kurgi nusiurbimas dingęs. Pasuksiu reismusą. Tai čia turėtų būti nusiurbimas. Kažkoks tai. Jo, smalos čia dar iš vidaus likę. O, brolytė. Ir vėlenėlė dar apsinešė. Jo. Bandom dar kelti galvą. O kaip tam purvina. Gal čia greit galima bus. Žiūrim. Bet čia turbūt nelabai. Valiau be reikalo pasirodo viskas. Gerai. Reikia sukinėti. Tik peilių žiūrėti. Kryžminio atsutuvo. Vėl galvą nuleisti reikia. Kelintą kartą aš jau suku. Manau, gerai bus. Matau, yra du varžtai. Nežinau, palaukit, kaip žinot. Aha, kažkas jau suko tos varžtus. Neatsisuka. Liaudė vadinamą treščiotkę paimsim.
galva didesnė. Tinka. Ir šitas pirmiausia. Labai atsiprašau, kad filmuoju galbūt nekokybiškai. O vieną atsukau, o kitą, o su kitu dar bėda irgi atsisuka. Aš tokio reismuose neturėjau, instrukcijos irgi nėra, nežiūrėjau nieko internete. Viską darau kaip čia, vidinė nuojauta. Žodis toks sunkus. Šitas pasikelia ir įsitraukia. O čia matote, kas darosi. Gerai išvalysim. Kas toliau? Ir čia dulkių. Štai pjovimo velenas. Aha. O peiliai tai ne kažin kas. Įdomu, kodėl sustojo velenas. Kaip jis čia pasileidžia. Matau. Bajeriai. Bet tai čia, o kas čia buvo? Malos. Nežinau, aš jums turbūt nerodysiu. Gal paskui parodysiu iš arčiau, kaip čia viskas vyksta. Nes dabar čia labai didelė tragedija. Išvalysiu gal. Šitas nieko neduoda. Fiksuoja tą. Aha. 1, 2, 3, 6 varžtai. Žiūrėkime, kokie čia varžtų reikia. Šešikampis ar žvaigždutė. Peiliams atsukti reikalingas šešiakampis raktas. Čia M7, gal 6. Nežinau, pas mane nustrynė. O jie neatsisuka. O velnias. O atsisuka, o taip sunkiai. Atsukau. Jo. Atsisuka žiauriai sunkiai. 2 atsukau. 3. Mano raktas sulūžta. Ir atsisuka. Taip, atsukau 1, 2, 3, 4, 6, 5. Nepatogu, aš man rodyt jų. Atsisuka, atrodo, visi. O, kaip užsukta. Nu viskas. Rankomis atsukinėsiu čia. 6 varžtai. Tuo pažiūrėsim. Kas čia viduj? 1. Kai kažką radau, kokio nors taimo varžtams saugoti dėžutę, nes paskui pameti juos. Ardam toliau. Gal
Gal čia visų nereikėjo sukinėti. Kartais reikia ir instrukciją pasiskaityti, bet tuoj atleisiu dar vieną vartą, pažiūrėsiu. Aha, pasirodo, čia nereikėjo sukinėti, o peilis ir pabėgo. Čia yra tokie reikalai sukau, dabar peilį reikia atgal parsitempti kažkaip. O, dar pasitariau. Nereikėjo įsukti visų varžtų. Aha. Gerai. Kažkaip reikia, gal biškį atsukti, kad tik tai neišlakstytų spiruoklės. Kaip dabar tą peilį ištraukti. Tuo kažką ieškosim. Plonų atsuktuvų bandysim užkabinti. Atsargiai, kad... O! Peilis dvi pusės matau ir įkrito į vidų. O dabar bėdos bus. Arba ne. Arba taip. Kur peilis? Peilis ant žemės. Nežinau, matysit. Va, čia kur buvo peilis, purvinas, visas aplipęs. O šitą pusę švari, vos priščiukų neįsipjoviau. Yra čia skylutės. Ai, gal nerodžiau tiksliai kamerai. Viena pusė aplipusi, kita švari. Štai yra skylutės. Ant jų užsimauna peilis ir visas reikalas. O aš be reikalo nusukau turbūt viską. Nu ką, to pažiūrėsim. Ja. Prisuksiu atgal. Laikančią plankutę, nes tikrai jos nereikėjo sukinėti. Galbūt galima atsukti biškį. Turbūt reikia taip. Aš atsuku taip, kad galima būtų čia štai ant tų dviejų pipsikų užmauti peilį. Bet prieš tai aš noriu dar papurkšti visą tą. Noriu pamėginti dar išpūsti dulkes iš ten. Gerai, dabar nuvalysiu peilį su žibalu. Atsargiai. Pas mane Elektro Beckham buvo staklis, buvo panašus peiliai. Bet jisai nenori nusivalyti. Štai taip. Ne, dar liko šiukšlių. Nu, duokim pamirkti jiems. Gerai, paliksiu pamirkyti biškį peilius, kad nesusipjaustų pirštų svarbiausia, nes labai aštrus. Jo, tegul pamirksta žibalė, nes smalos čia mama gelbėk. Aš net nežinau, ar esu kameroje, kur pro šoną kalbu. Gerai. Suviniuosiu gal į skudurą, kad...
Ilgai ieškojau ir štai radau čia. Nežinau, matysit dešiniai pusėje yra toksai paspaudžiam ir velenas pravažiuoja. Ir galim apsukti ir kitą peilį išimti. Ir užsifiksuoja. Kaip kitą peilį išiminėje nerodysiu, čia jau jūs esat viską matę. Antrą kartą neapsimoka rodyti. Nu, prabėgo beveik 4 valandos, kiek įmanoma išvaliau viską. Išvardžiau galutinai viską, apversim peilius, tu pažiūrės, kuri čia pusė, šita pusė. Peiliai status paprastai, yra iškilimai 2, o štai išcentruojam. Toliau dedame 2 spyruoklės, kurie čia statosi. Palaukit, nebematau kur, čia. Viena čia ir kita štai čia. O taip, įstatėm. Paimsiu vieną varžtą. Dar biškį viskas rebaluota. O taip. Ir prispaudžiam švelniai. Saukom pirštus, nagus. Kur tą skylę nepataikau. Kažkur čia turi būti. O. Ir sukinėjam varžtą. Paimam kitą varžtą. Užsukam. Nu ir viskas. Dabar visus varžtus susuksim. Ta patį padarysiu su tuo pačiu kitų peilių. Ir tada jau įjungsiu vėl kamerą. Na, kol aš 4 valandas ploviau, valiau, atvažiavo nusiurbimas, jis niekada net nebuvo pajungtas, nes čia va, tos rankenėlės nusiurbimo, kaip aš suprantu. Va, pažiūrėsim. Dvi šaibutės ir 2 rankenėlės. Tai nusiurbimas statosi, kaip suprantu, šitie varžtai turi būti atleisti ir po tom šaibutėm jisai čia užsifiksuoja. O čia apačioj tos turbūt rankenėlės suspaudžia apačią. Taip ir yra, matau, yra sriegiams kiaurymės padarytos. Gerai, surenkam. Čia plasmasės, turbūt stipriai vežti nereikia. Prisukau. Paimsiu didesnę suktuvą. Kol suktuvą ieškosiu, greičiau šitos prisuksiu. Čia apačioj, o prisukti nepatogu. Ne, pirmą reikia tą prisukti. Šiaip tai būtų geriau, kad varžtai čia būtų su šaukiu šešiakampiu. Neužsiveržia kažkodėl, dar tikiau reikia pavežti. Iš pusėj atleiskit, kad taip stoviu nepatogiai. Nu, žinokit, pasirodo, čia varžtus aš prisukau jau kiek įmanoma mirtinai, tai visgi turbūt laikosi tik tai ant tų 2 kojelių. Tai pažiūrim, pakeliam. Matytumėt jūs. Opa. Keistai iš man laikosi. Metabo, ne devoltas. Va čia dabar prisuksim. Tai irgi, reikiamas atstuvų čia
plokščių pasukti. Bet pirštais susuksim, bus gerai. O, laikosi gerai. Užsukam. Nu, suklydau, gerai laikosi. Gerai, sutvarkau įrankius, apsuksiu reismusą, pažiūrėsim, kas čia mums gausis. Tada įjungsiu kamerą. Tarp kitko, čia mačiau tokią kišenę, kur galima matyti saugoti šitą raktą. Su gumytė, op. Ir čia turėtų užsisekti. Vienas, kur tak ne kita knopkė. O kitos knopkės nesupratau. O kitos knopkės ir nebėra. Nu ką, sakau, reismusą turbūt prijungkime prie tinklo pirmą kartą. Kur mano tinklas? Atsinešim tinklą. Nu, susijungiau. Pabandykim paleisti. Gal fiksuoti galvą, ne? Žiūrėjau, nieko neliko niekur. Taip, nu lygtai nieko nepalikau. Aišku, čia stalas man nelabai gal tvirtas, bet nieko, bandom. Sudėjau pagalbą. Nesupratau. Prijungsime siurbimą. Čia aišku nelabai patogu. Tuoj nuleisime reismusą ir bandysime obliuoti pirmą burselį. Kiek ten atrodo gerai bus. Fiksuojam. Taip, žiūrim, kas bus. Rezultatas koks. Nežinau, ar matysit. Nežinau, kokia turi būti kokybė, laiptelis priekyje yra, bet šiaip visiškai neblogai. Noriu pamėginti skydą obliuoti. Nu, žiūrėkit, kokia kokybė. Nežinau, kaip čia parodyti. Galvoju, kad matosi. Kamerą pas nematau. Nu, tu perstatysiu iš arčiau kamerą. Nu, pažiūrėkit, kokia kokybė. Tuo kitą pusę, aš tai matot, kokia yra nelygi. Ir dabar šitą pusę dar praleisim, pažiūrėsim, kas bus. Nu, žiūrėkite, visai gražiai obliuoja, jokių nėra bangelių. Gal trupučiuką per daug nuiminėjau, reikia dar mažiau nuiminėti. Tai ką, manau, kad darbas pavykęs. Pareguliuosiu dar stoliukus, nu, o visiems noriu palinkėti gerų
darbų ir susiteiksime jau kitame vaizdo įraše.